Kaip įprasta matyti šioje šventovėje, Dievui dėkoju už tokius gausius ir kaip mūsų vaikų mišių metu prižiūrėtojai Eglė sako, kad užkalbina tėvelius, tai iš tikrųjų atvykstate iš vienur į kitur, pradedant pačiu Vilniumi, matyt mūsų buvę kilmės gyventojai ir aišku iš gretutinių gyvenamų vietų. Mūsų visus sujungia čia bendras tikėjimas. Tas tikėjimas yra mūsų tikrai tvirtas ir be galo nuolankiai Dievui dėkoju, kad tikėjimas, kada jis ir tikras, šiek tiek yra matomas. Mūsų ši šventovė vos per kelias dienas šią savaitę mes į dangų išleidome 4 žmonės. Ir viena iš jų močiutė laukė, čia būdama ant altoriaus prieangyje, urnoje kelias savaitės. Tai buvo taip apskaičiuota, jai 95 metai. Jos giminėje proseneliai yra paaukoję vieną iš čia esančių altorių. Tai mūsų išlaužo pirmieji rėmėjai. Ir dar įdomu, kad ši moteris buvusi kaip davatkėlė. Kada į ją pradėjo žiūrėti pirmas kavalierius, visi juokėsi, sako, į ką tu žiūrai, į davatkėlę. O jis turėjo gerą akį ir su šia nuostabia onute jie susilaukė 3 vaikų. Ir vakar mes kartu gedėjome, leisdami į dangų 95 metų jų mamą, tai sūnus ir 2 dukros, garsi mums Žukauskų šeima. Taip pat išleidome į dangų ir 42 moterį ir išleidome į dangų 25 metų šeimos, vieną iš 6 vaikų. Šie mūsų tokie gedėjimai, jie reikalauja tikėjimo. Gal meldžiuosi už čia esančią šeimą, Roko šeimą, jau apie mėnesis išleido savo sūnų 26 metų. Ir kada įvyksta šie dalykai, mums nieko daugiau nebelieka, mėlyjeji. Kaip Roko mama nuostabiai ir sakiusi, visi dalykai įeina į žaidimo sferas. Mūsų visos rietenos, mūsų politikos, mūsų daugybė pastangų jos tampa visiškai niekingos, lyginant su žmogaus gyvybe. Ir kada šią savaitę laido 25 metų jaunuolį, sakiau, čia sėdinčiai mamai, tėčiui, broliams, seserims, sakau, mėlyje, kaip savo viduje dabar save jaučiate. Ir tas savęs jautimas jau tik, kad tu niekur nedingsi, tai tavo pati švenčiausia, pati giliausia Dievo įkvėpta, net Dievo įrodymo mintis, kad tu esi, kad tu būsi. Taip lygiai ir šių žmonių Edvardas yra. Taip lygiai ir jūsų Rokas yra. Jis lygiai taip save jaučia. Ir nenustojo nei akimirką savęs jautęs, tik mes sakome, yra kitur ir galbūt šiek tiek kitoks. Ir kada mes lyginame savo šių modernių ir postmodernių laikų šventuosius, jeigu norite, pradėkime dar anksčiau Švento Kazimiero gyvenimą, vėliau mažoji kūdikėlė Jėzus teresėlė ir daug kitų sulaukė 20 maždaug 5 metų, tai pasiektas tam tikras šventumo lygis. Ir aš kaip kunigas neturiu atsakymų, kodėl šią savaitę turėjau laidoti onutę 95 metų ir jaunuolį 25 metų. Ir tai yra be galo jautru. Jis atvyksta visai kitame rajone pas savo sužadėtinę. Išlipa iš mašinos ir čia pat bloga. Ir čia pat iškeliauja. Tai ši kelionė ir šio jauno žmogaus taip pat reikalauja tikėjimo. Tikėjimo mums reikia visiems, kad mūsų ši akimirka, kurioje jaučiamės saugus ir kad mūsų siela ar jaunystėje, ar senatvėje, ji jaučia tą didžiulį amžinybės aidą. Vakar čia buvo gydytojas, ginekologas Vytautas Abraitis. Sakau, čia tikrai jūs, o sako, čia tikrai jūs, klebonė, garsusis kunigė Viliaus, sako jo, nes abu esame truputėlį tipo politikuojantys ir ko gero sutampa pažiūros. Tai vakare susirašinėjom su juo, sakau, mielasis, jūs įsidėjote į savo Facebooką labai jauno nuotrauką. Aš jūs beros ar tik nebūsiu išmetęs kada nors, ar jūs mane, nes mes vėl susijungėme Facebooko drauguose.
ir sakau, tai jūsų ir mano tylioji paslaptis, mūsų širdys yra jaunos. Turite, mėlyjei, pasirinkimą savo širdį išlaikyti jauną. Pažiūrėkite iš šio garsaus gydytojo būtent veidą, jisai nugyvenęs kaip ir aš, pakankamai ilgą gyvenimą. O čia buvo dėl to, kad toj 95 metų senutė buvo jo auklėtoja, išlaužė, mokytoja matematikos. Mėlyjei, mūsų širdis gali būti jauna. Ir šiandien Evangelija kalba apie labai įdomius dalykus. Praeitą sekmanį girdėjote tarsi pirmas Dievo Sūnaus viešas pasirodymas, Evangelija pagal Morkų, ir vyksta pagyjimas šventykloje. Čia bažnyčioje turi būti pagyjimas. Pirmiausiai, demonai iš čia turi išbėgti. Ir tai yra nuostabu. Ko reikia, kad demonas iš mano širdies išbėgtų? Reikia Dievo žodžio. Reikia vienintelio Dievo žodžio. Jeigu jūs eisite pas psichologus, pas psichiatrus, jums tą demoną galbūt paauklės, gal demoną prijaukins, bet paliks tavo širdyje. Tik Dievo žodis, tik Dievo malonė gali demoną išvaryti iš čia. O šiandieną turime antrą tarsi dieną viešpaties toliau keliavimas prie pirmųjų 4 apaštalų tėviškės. Tai yra apaštalo Andriejaus, apaštalo Petro, Jokūbo ir Jono tėviškė, Galilėjos ežeras, Kafarnaumas. Ir šiandien Dievas duoda pavyzdį, kad taip pat pagyjimas turi prasidėti nuo mano šeimos. Ir kada ateina į Petro namus, uošvė karščiuoja. Kada mano širdis karščiuoja. Čia buvo pirmas Morkaus Evangelijos skyrius, o 9 skyriuje paskaitykite, kaip sukarščiuoja 12 apaštalų širdys. Visi karščiuoja. Ko jie karščiuoja? Kas bus pirmas? Kas man tarnaus? Kas man duos? Ir kad aš turiu sėdėti dešinėje ar kairėje. Tai mūsų puikybė yra karščiavimas. Mėlyjei, jeigu mes turime šias ambicijas, jo kitas žmogus yra net šeimoje, bendruomeniai, valstybei, bet kokioje organizacijoje yra žemesnis, jūs karščiuojate. Kad šis karštis išeitų, turi eiti Dievo žodis. Ne. Aš turiu pirmas padėti. Pakelkite savo artimo ranką karščiuojančią ir jūs matysite, kad tas artimas tikrai taps jūsų pačiu geriausiu draugu, kaip šiuo atveju uošvė, pakelta už rankos, patarnauja visiems apaštalams ir manykime džiaugsminga širdimi. Dievas tegul saugoja jūs. Sau primerkite akis, savo širdyje giliai jauskite save. Tai yra tai, kas yra amžina. Tai yra Dievo atspindys. Dievo vaikas yra labai arti savo tėvo. Ir tą Dievo gyvybę stenkimės auginti. Jėzus, būdamas Dievo sūnus, po daugybės Kafarnaume stebuklų, demonų išvarymų, pagijimų, rytą atsitraukė maldai. Pagalvok, koks tavo rytas. Ar truputėlį atsidusi prieš Dievo akivaizdą, kad šis tavo šventas vidus keliautų ne vien tik tavo pastangomis, nekarščiuotų pasaulio, valstybės, politikų, finansų ir kitomis karštligėmis? Ar sugebi nurimti, apsaugoti savo laisvę nuo šitų visų vėjų, kurie tave veda į nerimą, veda į visokius judesius, kurie duoda ligas, nepasitenkinimą ir karštligę, visuotinę karštligę. Jėzau, te būna mūsų ryto pirmoji akimirka, dėkojimas tau. Jeigu turite sunkią dieną, sunkesnius gyvenimo momentus, pabūkite ilgiau. Dievas duos atsakymus ir jūs turėsite jėgų pakilti, palikti Kafarnaumą su visais pagijusiais, gal naujai apsirgusiais ir keliauti kitur. Mes niekada neturime sustoti. Keltas popiežiaus minčių grabnyčių šventėje, tai yra užvakardienoje ir kartais ta mūsų senatvė yra didysis stabdis. Grabnyčiose mažas kūdikėlis laikomas senelio Semiono rankose,
yra mūsų senolių paguoda. Popiežiaus Pranciškaus mintys. Matome senelį Simeoną, matome pranašę Oną. Tai, mėlyjei, šio žmonijos laukimo įvaizdis. Jie mato viešpatį, kunigas laikydamas rankose. Šitie pastebėjo net įžengiant į šventyklą. Nušviesti šventosios dvasios, ir senelis Simeonas ir pranašė Ona, būdama našlė, atpažįsta, kad šis kūdikis, kurį atneša Marija ant rankų, yra pasaulio išganymas. Tai yra du senoliai, kantriai laukiantys, tai yra budrios sielos dvasios, ištvermingos maldos žmonės. Jų širdys nuolat budėjo tarsi degantis žiburys, garbaus amžiaus, bet jų širdys jaunatviškos. Gyvenimo kelyje jie patyrė sunkumų ir nusivylimų, bet nepasidavė pralaimėjimui, neišleido į pensiją vilties. Jie skelbia, kad atėjo laiko pilnatvė, kad įsipildė pranašystės. Mėlyjei, mes turime Mesiją, broliai, seserys. Popiežius Pranciškus kalba, Dievo laukimas turi būti svarbiausias dalykas tavo tikėjime. Dievo laukimas. Kasdien jis aplanko mus. Kasdien jis kalbasi su tavimi. Tau atsiskleidžia netikėtais būdais, o gyvenimo ir laikų pabaigoje jis galutinai ateis. Jis ragina mus ištvermingai budėti, laukti. Iš tikrųjų, blogiausia, kas mums gali nutikti, tai pasinerti į dvasios miegą, užmigdyti širdį, padaryti nejautrią